Action. Sveiki, draugai. Esame šiandien tamsoj, vakar, vėlyvas vakaras, 10 jau turbūt, ne? Kažkas tokio. Žodžiu, sumastėm tokią avantūrą, vasarą nevažiavom naktį, važiavom rudenį naktį pašvėjoti. Ir esu ne vienas, draugas Mantas, gal pasirodys ekraną, nebijosi. Darau. Sveiki, draugai. Žodžiu, šiandien bandysim skirvytę ir, nežinau, turim visokių masalų, sliekų, dzikų, matyliaus ir bandysim. Žodžiu, kol palatkę pasistatėm, žodžiu, paskui parodysiu, kaip čia įsikūrėm. Tai praėjo nemažai laiko, tai naktį čia nežinau, kaip mums išeis pažvėjoti, bet pabandysim, mažu ką. Žvėjų paklausinėjimo atvažiuojant, tai situacija nekokia, bet manau vis tiek geriau negu namie sėdėt, geriau prie kranto su meškere. Turbūt sutiksit. Nu ir ką, maišom jaukus ir bandom kažką pagauti, ne? Bandom, maišom. O paskui matysim. Yra? Nu ką, gal turim pirmą laimikį? Tikrai nieko nėra? Ai. Bet kibimas tai buvo. Nu ką, draugai, turėjom pirmą kibimą, nepakirtom. Žodžiu, dabar tokia taktika naktinė, tokia laisva forma, be jokių klipsų, be nieko, mėtom, žiūrim masalus, atstumus. Ir žodžiu, arba žuvis bus, arba ne. Nes norim tai biškį tokį poilsinę žvejybą pasidaryti. O ryte gal kipsim biškį rimčiau į darbus. Iš pradžių metėm netgi be jauko, dabar va su jauku. Nu ir ką, jau vis tiek nuotaika geresnė, kažkoks judesiukas. Aišku, ir lietutis biškį kaupėsi. Bet lietus gal mums nebaisus. O, pradėjo lyti. Žodžiu, mes va įsikūrę, pasistatėm palapinę, be vidaus va. Stalas, daiktai, bam, lietus, nu ką reikia kišti po stogu daiktus, kad nesulyt. Ir update'ą padarysim vėliau, gal turėsim dar kibimą. Nu ką, jau čia trumpą update'ą padarom. Žodžiu, kimarinam. Meškerės užmestos. Bet veiksmų nelabai. Dabar kolega išbėgo. Pamatė kibimą. Bet. Mano va ten kimarina meškerė. Čia man tokį marina. Buvo akim, bet dingo. Nu, žodžiu, jau yra labai vėlu, mūsų antra nakties. Jo, taip, sėdim, šnekam ir žiūrim, bet greičiausiai, kad praktika šiaip rodo, kad skirvytė naktį nelabai dosni. To vėl rinktelėjau likti. Mačiau. Gal kažką ir žada. Nu, žodžiu.
Tai va, toks update'as. Matysim, kaip čia ką. Mūsų va. Mūsų kiemas. Čia yra mano kiemas. Šviečia. Šalin rankas. Kaimynai irgi šiaip mėto, girdisi. Judesys vyksta. Iš visų pusių mėto, pliaukšį. Bet ar ką pagauna, tai neaišku. Gal ryte turėsime veiksmą. Dublis numeris 2. O, draugai, turim pirmą žuvį. Karšioką, skirvytės. Nebloks toks, ant sliekų paėmė. Aš turiu skambaliuką užsidėjęs, sakai. Man tas sako, žinai, sako, skam tau, žinai. Sakau, kas skambint telefons, sako, žuvis tau skambint. Na, žodžiu, viskas yra liuks. Pirmą karščiuką turim. Nu ką, laukiam toliau. Na, žiūrėk, koks pavadėlis. Ką reik su žiūrovais gal pasisveikinti. Labą rytą, draugai. Ankstus rytas. Sėdėm jau, žvejojam. Tai vakar taip ir pasibaigė su tuo karščiu. Daugiau kibimų neturėjom. O šiandien jau ir sistema nutraukta. Užkibo žuvis ir čia prie kranto kažkur įsikabino šėryklą ir nusitraukė. Žodžiu, toks rytas. O rytas gražus. Biškiai apsiniaukė, bet viskas gerai. Žvejų pilna. Nematyt, kad kažkas kažką trauktų. Na, o kaip mums bus, matysim. Eigoj. Žodžiu, bandom, gaudau ant 30 metrų atstumo. Į jauką dedu ir kasterio, ir matyliaus, ir dzikų truputį. Tai gyvo paduodu. Ir bus matyt. Pavadėlis ilgas. Vandenyje gyvybės pilna. Žuvis šokinėja. O kaip kips bus matyti. Gal čia pirmą ir paskutinę žuvį turėjau. Yra. Reikės? Блядь. Tik nekelk taip. Jo. Dar vienas mažylis Pavadį. pagal tave. Ne, nu turėjai kabliuks išlysti, blemba. Kaip mane bėsina. Ir įsisega į tą. Sau. Kai užknisa. Ant ko užkibo? Matėlius su dziku. Matus? Ką, draugai? Puikus rytas. Va, pareina lietaus. Vaivorykštė. Visai nelaikučiai.
Nu tikra nemalonė. Nu ką, draugai, realybė tokia, kad saulė šviečia ir lietus lyja, davai vorykštė. Žodžiu, ir filmuot šiandien sunku, ir žvejot sunku. Karšis nekimba taip, kaip norim. Dar matysim. Čia bus daugiau, ar ne? Biškį vakarienę papietausim. Turim šašlykinę mini. Per kamerą neatrodo tai baisiai ors. Kai žiūri. Kirvytė. Obuoliai šiaip rodo, kad be pirmos lietaus išvis neturėtų būti. Bet 100% lietus bendrai paėmė. Parodyk, ką čia pagavai. O. Oi. Bet iš išorės pusės užsikabino. Ką? Iš išorės. Nebloga. Parodyk į kamerą. Neini matyti. Širiklėlė. Šakalysku. Kaip? Šakalys. Rimta? Šakalys, sakau, šliau. O rimto pas mus tai va, ešeriai. Žiūriu, tau ešeriai eina. Tu nieko nekeitė ant sliekų? Ne, dabar matylių sudėjau. Ką, draugai, truputį update'as. Vakaras jau. Kaip matot, gaudau su 2 meškerėm. Ir dabar gaudau taip, kad be klipsų mėtau toliau, arčiau, ieškau žuvies. Buvo sliekas, dabar matylių. Žodžiu, tie patys 2 karšiai, krūva kuojų, krūva ešerių prigaudyta. Žodžiu, tokie reikalai skirvytei.
Oras pasitaisė, nebelyja, šilta, gražu. Tai gaila jau diena į pabaigą. Ir artėja tas kelionė namo, kaip sakant. Nu, bet vis dar bandom. Tai tai aną galvojam, tai sunkiai su karšiais iš tikrųjų. Mažai kas šitą gaudė jos, kiti iš vis nieko nepagavo, kiti daugiau už mus pagavo, tai žodžiu. Jo yra, nes dažnai būna gleivėti valai, bet kažkodėl nekimba. Bandžiau netgi beveik 2 metrų ilgio pavadį, 0,09 storio pavadį, mažą kabliuką, nieko. Žodžiu, dalampačkėjim. Gerai, bandom toliau. Žiūrėsim, gal pavyks dar kažką prieš namo važiuojant pagauti. Ką dirbi? Ką dirbi? Nieko. Vakarienė. Opa, kiek makaronų. Kas čia dabar? Netkiau. Kažkur jie. O? Landa. Tai gal išlys? A to pabandyk atleist biškį, ne? Ką? Atleist biškį, ne? Atleidau. Eina šiek tiek lempa. Čia geras, blėt, buvo. Ką daryti? Bandyt gal smogiuot po biškį. Bijau, nu ką žinai. O, išėjai. Vėl išlinda. Spaudžiu labai. Čia kad tu akmenis nenusitrauktų, žinai. Nesuprantu. Tai gal kitą pasitraukia valą? O, trauk. Va. Jasna. Nieko nebuvo čia. Šrapnam. Nu, to prasme, bet. Matai, tas strekdavo ir pasipriešinimas. Oi. Atsargiai. Bet tai jau gerai svėrė. Pasikabino.
Parodyti kadrą, nerodyti. Galime neparodyti. Štai toks ant vakaro. Vieną. Išslysis man. Ką, draugai? Viskas, baigiam žvejybą, paleidžiam žuvį. Norėjau duoti Kauną vežtis, pasirūkyti, nenori. Tai paleisim, kaip visada. Ir ką, nežino visiems, žvejyba buvo kokia buvo. Čia galbūt daugiau tokia informacinė, suteikėm informacijos, kas vyksta šiuo metu Skirvytėj. Tai vieni pagauna, kiti ne, mes tarp tų viduriniųjų. Ir pagavom, ir ne. Tai va, tiek. Spauskit laiką, paprenumeruokit, parašykit komentarą. Ir ką, žuviam laisvė. Iki kito. Dar šįryt. Tada tą parodyk. Yra. Užvanelint po to.